Labas žmogau, žiūrovas rašo. Tik kai kuriuose laidose tu nori piluose sakai siek daryt, o labas žmogau priešingai jau pasakoma apie artėjant negerus laikus. Pradėkim nuo to, kad žmonės yra skirtingi. Vienas iš rūšių, pagal kurios galima skirti žmonės, tai yra arba žmogus ima atsakomybę už savo gyvenimą, arba jis atsakomybę už savo gyvenimą neima ir aplink visi kalti, kad jo gyvenimas šūdinas tarp tokių dviejų bulkučių skylų, tai vadinasi subinė. Tai dėl to ir yra skirtingi pas man projektai. Nori pilusi projektas. Tai yra žmonėm, kur sako, okei, supratau, noriu keisti savo gyvenimą, reikia man instrumentų. Ir aš tos instrumentus žmonėm duodu. Labas žmogau projektas, tokie, kurie nėra ką veikti vakare. Einu, gal aš geriau pažiūrėsiu, ką ten rodo TikTokas, ką ten rodo YouTube'as, kokį nors debilų paklausysiu, pasiausiu už tave pratingesniu. Nu realiai, pažiūrėkit. Labas žmogau projekte. Aš irgi duodu, kaip reikia pasiruošti. Aiškinu, kad bus kolapsas, kad bus sunkus laikai. Pratingų klausimų nėra. Nieką tu nesupranti, arba jo, čia viskas blogai, čia viskas chuinia, irgi daryti nieko neapsimoka. Tai va šitoje vietoje yra dviem žmonėm, dvi grupės. Pavyzdžiui, dabar pradėjau naują projektą, gyva knyga. Bet ar kam nors labas žmogų projekte įdomu jūsų sveikata? Vat pažiūrėkit komentaruose, kam iš dabartinių labas žmogų žiūrovų, tie, kurie nesate ir nori pilos žiūrovų, nes dalis mano žiūrovų žiūri ir tą kanalą. Aišku, dalis žiūrovų žiūri, nori pildosi ir irgi nieko nedaro. Bet ten vis tiek, jeigu labas žmogau kanalė iš 100 koks vienas padaro, tai nori pilti, kokie 2-3 padaro. Tai ten jau 3 kartus daugiau žmonių padaro šitoje vietoje. Tai vad vėlgi, grįžtam. Kam iš jūsų svarbi jūsų sveikata? Ką jūs šiandien, praeitą savaitę, praeitą mėnesį padarėt, kad pas jūs būtų nuostabi sveikata? Jau čia bus 0 komentarų. Pažiūrė dabar tas kaip tik projektas, gyva knyga. Yra ten dedam knygas, kurias keičia jūsų gyvenimą. Ir pirma knyga tai yra apie vėžį. Tolesnės, geresnės knygos apie vėžį, kur aprašyta jos priežastys, gydymo metodai, ką daryti, kad tas vėžys praeitų pro šalį, pas kaimyną nuveitų ar pas kitą žiūrovą labas žmogų projekto. Ir kas iš jūsų tai žies, kam įdomu? Bus aprašyme nuoroda. Bet tai klausyti yra viena, daryti veiksmus yra antra. Ir dėl to yra 2 projektai. Žmonėm, kurie sako, taip, supratau, noriu. Norai pildosi, duodamos technikos, metodikos, eina žmonės, daro technikas, daro metodikas ir realiai pakeičia savo gyvenimus. Manim neklausykit. Pažiūrėkit komentarus. Ir dar geriau, paimkit ir patikrinkit, veikia ar neveikia, kaip benimač šitie visi dalykai. Yra metafizika ar nėra metafizikos? Veikia jinai ar neveikia? Ir po to kažką tai šnekėkit, bet garantuoju, nesąmonė, žopa. Ir dabar grįžtam apie žopą. Jeigu tu prisiėmė atsakomybę apie savo gyvenimą, savo veiksmus, pastau žopos gali ir nebūti, ir greičiausiai ir nebus. Jeigu laiko imsiesi, dar laiko mes turim pasiruošti normaliai. Tai reiškia, o blem, visi pridurkai, ko čia visi stradavime, kodėl taip jiems blogai gyventi, nesupranta. Nuostabus gyvenimas mano aplink. O tie, kurie labas žmogau ir nieko nedarot, nors elementarių fizinių dalykų, pasirašymų, ekonominių dalykų, dar kažkokių tai psichologinių dalykų, jūs taip pirkysit į tą subinę. Ir koks skirtumas? Ką aš jums rašinėsiu? Galiu durniau čia sėdėti namie be dėkumo ir rašinėsiu vis tiek. Mane žiūrėsit, kažkas mane dievins, kažkas manęs nekės, bet vis tiek žiūrėsit ir nieko nedarysit. Tuot priimkit sprendimą. Jums į norį pildosi, ar į labą žmogau? Jums į subinę, ar į normalų gyvenimą? Kurią piliulę pasirenkat? Jeigu šitas video geras, vertingas, dalinkite su draugais, dėkit šituos, prenumeruot galite net prenumeruot, YouTube'ui dabar prenumeratoriai nieko nereiškia. Svarbu taip, komentarai ir pasidalinimai. Ir gyvenimas nuostabus, arba ne. Dešinė ar kairė piliulė, rinkitės jums. Iki iš nuostabios Namibijos dykumos. Su jumis Saulius Gintautas.